Labadiena, LRT televizija pradeda tiesioginę transliaciją iš Vokietijos, kur šiandien prasideda Beko taurės turnyro antroji diena. Dėl pagrindinio trofėjaus, kaip daugelis žinote, kovos Maskvos CSKA su Stambulo Bešiktaš komanda 18 valandą, o dabar mūsų laukia akistata dėl trečiosios vietos, kurios metu susigrums Kauno Žalgiris ir Miuncheno Bayernas. Dvi komandos, kurių likimas panašus buvo vakar. Žalgiriečiai pralaimėjo 18 taškų skirtumų, Bayernas pralaimėjo CSKA komandai 21 taškų, tik antroje dalyje paleido vadžias iš savo rankų Bayerno krepšininkai ir leido Maskvos CSKA komandai pabėgti toliai į priekį. Ketvirtajame kėlinyje ten viskas buvo tik formalumas. Na, o šiandien abiems komandoms galimybė reabilituotis savo žiūrovų pirmiausiai akivaizdoje. Taip, nors šeimininkų teisėmis čia dalyvauja ir Miuncheno Bayerno krepšinio klubas šiame turnyre, tačiau matėme, jog nemažai yra atvykusių ir lietuvių, apie 60 sirgalių yra palaikančių Kauno Žalgirio komandą ir jie taip pat norėtų išvysti laiminčią savo komandą. Starto penketą matome ekranuose ir nėra Pauliaus Jankūno šiame penkete, kaip daugelis matėte vakar, šlubavo Žalgirio kapitonas. Tačiau paskutinė informacija yra tokia, jog Paulius Jankūnas darė apšilimą ir šiaip turėtų rungtyniauti šioje dvikovoje. Na, vėlgi matome, Paulius Jankūnas yra pasiruošęs ir galbūt jį išvysime ir starto penkete. Ne visada, bent jau transliacijos režisieriai iš Vokietijos teisingai parodydavo mums penketus ekranuose. Su ta pačia problema susidūrėme ir vakar, ypatingai antros transliacijos metu, kai žaidė Miuncheno Bayernas su Maskvos CSKA komanda. Na, bet mums nesunku atsirinkti, kas ir matysime. Vis dėlto taip, Tadas Klimavičius su Darišu Lavrinovičiu bus penkete, kalbant apie priekinę liniją. Taigi tai reiškia, jog Paulius Jankūnas kol kas lieka ant atsarginių žaidėjų suolelio. Marko Popovičius ir Adas Juškevičius žais taip pat Žalgirio starto penkete ir šalia jų Tremelas Dardenas. Jeigu prisimintume vakar dienos penketą, tai Vytenis Lipkevičius buvo starto penkete. Kartu su minėtu Pauliumi Jankūnu buvo ir Kšištofas Lavrinovičius, buvo ir Oliveris Lafetas, taigi praktiškai visas starto penketas Žalgirio stovykloje yra pasikeitęs, lyginant su vakarykštė dvikova. Vienintelis Tremelas Dardenas bus Žalgirio penkete, tas krepšininkas, kuris žaidė ir vakar nuo pirmos minutės. Šios dienos varžovas mažiau pažįstamas Miuncheno Bayerno klubas, krepšinio klubas, mažiau pažįstamas nei, tarkim, komandos, kurios rungtyniauja Eurolygoje. Ir ši komanda kylanti iš pelenų, sakykime taip, 2008 metais buvo priimta nauja programa. Klubo vadovai numatė 5-mečio planą, pagal kurį Miuncheno Bayernas turėjo sugrįžti į žemesnių lygų, pirmiausiai į Bundesligą. Po to tikslas buvo atnaujinti visą areną. Tuos du pagrindinius tikslus jau įgyvendinti pavyko. Na ir dabar liko tas trečiasis, tai yra iki 2013 metų galbūt prasibrauti į Eurolygą. Tai jau yra tas pats didžiausias Miuncheno Bayerno krepšinio tikslas, apie kurį svajoja šios komandos vadovai ir gerbėjai. Kol kas ši komanda Vokietijoje yra vidutiniokė. Pernai ji prasibrovė į ketvirtfinalį, reguliariam sezone užėmė 5-ąją vietą. Ketvirtfinalyje ten Miuncheno Bayerno kelias ir baigėsi. Tarptautiniuose turnyruose, tai yra Europos taurės varžybose, irgi nieko įspūdingo pasiekti Bayernui nepavyko. Pernai ši komanda grupės varžybose tarp 4 komandų užėmė 3-ąją vietą ir į kitą etapą nepateko. Marko Popovičius. Sudėtingas buvo Marko Popovičiaus metimas, bet kamuolys nuo lentos atsidūrė krepšyje, išlygina rezultatą Žalgirio legionierius, sužaidus minutę 10. Yra pažįstamų veidų ir Miuncheno Bayerno komandoje, vienas iš jų ketvirtasis numeris Raisas, kuris žaidžia starto penkete. Jis kartu su Lorencu Robertsu, dar vienu Miuncheno Bayerno legionieriu, rungtyniavo pernai Vilniaus Lietuvos Ryto komandoje. Lorensas Robertsas vakar žaidė starto penkete, šiandien treneris jį palieka ant suolo, o Adas Juškevičius pirmą kartą išveda Žalgirį į priekį taikliu metimu nuo lentos. Dencingas pritraukė prie savęs Dardiną, dėl to krašte buvo likęs komandos draugas. Vakar 6 tritaškius pataikė vokiečiai.
iš 16 mestų. Šiandien pirmieji bandymai atakuoti iš toli nesėkmingi, o Kauno Žalgiris tuo naudojasi. Dar 2 taškai ir 6-2. Arba 6-0. Laimėta Žalgirio paskutinė atkarpa sužaidus porą minučių. Bencingas ties tritaškio linija, pavojingas Vokietijos snaiperis, vienas rezultatyviausių žaidėjų, pritraukė prie savęs 2 varžovus. Tadas Klimavičius labai laiku ten atskubėjo į pagalbą Dariušui Lavrinovičiui, užtvėrė kelią varžovui, pastarasis suklysta, praradęs koncentraciją, perdavimas, nei metimas. Čia dabar pats Tremelas Dardenas neapsisprendė, ką daryti, lyg ir buvo laisvės metimui, lyg ir Tadas Klimavičius baudos aikštelėje iškėlęs rankas laukia kamulio ir viskas baigėsi tuo, jog perdavimo stiliumi kamuolys buvo pasiųstas tiesiai į lanką. Neturėjo jokių šansų Žalgirio puolėjas Tadas Klimavičius pasiekti to kamulio ir viskas baigėsi tuo, jog pratęsti sėkmingai atkarpos bent jau paskutinės atakos metu nepavyksta žalgiriečiams ir vėl tenka iš naujo dirbti gynyboje. Atspėjo Adas Juškevičius, kur bus įmetamas kamuolys, nusileido žemiau. Dabar Kauno Žalgirio gynėjas. Perima kamuolio, paskui jau varžovai prasižengė aikštės viduryje. Miuncheno Bayerno komanda nėra tituluota. Apskritai paskutinį kartą Vokietijos čempionatą jį laimėjo 55 metais. Jeigu žiūrėtume į trofėjų statistiką, 2 titulai Bundeslygoje, stipriausioje krepšinio lygoje, ir 1 Vokietijos taurė, laimėta dar 68 metais. Po to komanda dažniausiai žaisdavo žemesnėse lygose. Blokuojamas Dardino metimas ir dabar jau nieko nėra ten prie savojo krepšio. Naudojasi erdvė aikštės šeimininkai, lengvi taškai iš po krepšio, 4-6 sužaidus 3 minutės 15. Adas Juškevičius prieš Raisą. Teko Adui Juškevičiui žaisti prieš Raisą, pernai vilkinti ir Prienų Rūdupio marškinėlius. Dabar tiesa klaida. Pražanga puolant. Ir nesutriko aikštės šeimininkai po tos pralaimėtos atkarpos 0-6, po to kelios žalgiriečių klaidelės puolant. Ir iš karto Miuncheno Bayernas numušė tą tokį emocinį pakilimą jau pačioje dvikovos pradžioje. Pelnė lengvus taškus iš po krepšio, nors štai rengiant pozicinės atakas užpulti sunkiai sekasi Bayerno komandai. Atspėję žalgiriečiai štai tokius varžovų sumanymus. Teisėjas rodo, jog atiteks kamuolys aikštės šeimininkams. Dariušas Lavrinovičius neleido priimti kamulio ir bent jau kas krinta į akis per pirmasias minutės, tai jog žalgiriečiai padarė išvadas po vakar dienos rungtynių. Aišku, negalima girti Ryto be vakaro, tačiau prisiminkime, kas buvo su Bešiktaš komanda. Tiesiog darė, ką norėjo turkai žalgiriečių baudos aikštelėje. Labai daug pelnydavo štai tokiais būdais taškų. Na ir lyg paneigdamas mano pasakytus žodžius, dabar Bencingas naudojasi erdvė. Rezultatyviausias krepšininkas Bayerno komandoje, lygina rezultatą. Ir tai buvo tokia, sakykime, pirmoji rimta klaida Žalgirio savo baudos aikštelėje, kuri leido varžovo aukštaūgiui pelnyti taškus. Marko Popovičius. Pražanga Čevanui Trautmanui. Pernai šis krepšininkas buvo lyderis Vokietijos komandoje, Bundeslygoje. Jis rinkdavo po 14 taškų, taip pat tiek pat pelnydavo vidutiniškai Europos taurės varžybose. Ir tai yra vienas iš tų amerikiečių, kuris senbuvis yra komandoje, šiek tiek yra pasikeitusi, nežymiai, bet pasikeitusi Bayerno ekipa, lyginant su ta sudėtim, kuri buvo pernai. O keitimas atliktas Žalgirio komandoje, Mindaugas Kuzminskas pasirodė aikštėje pirmą kartą šioje dvikovoje. Rezultatyviausias Kauno Žalgirio krepšininkas jau turi savo sąskaitoje 5 taškus. Antroji bauda taip pat taikli. Pradeda spausti varžovai. Žalgiriečiai savo varžovus po visą aikštę. Lafetas taip pat Žalgirio penkete. Raisas pritraukė prie savęs keli žalgiriečius, tačiau tai nėra blogai laikinosios sostinės komandai, nes Marko Popovičius laiku prišoko ir užsiėmė poziciją, įsirėžė į jį Raisas, pražanga puolant ir buvusiam Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkui dabar jau tenka grįžti į gynybą. Čia laiku sureagavo į šį prasiveržimą Marko Popovičius, stovėjo vietoje
ir galimybė padvigubinti persvarą šios atakos metu. Dar 14 sekundžių šiai atakai. Mindaugas Kuzminskas ir vakar rungtyniavo 18 minučių su Stambulo Bešiktaš komanda. Iki sezoninėse rungtynėse praleidžiamo laiko jo vidurkis yra po 16 minučių. Lafetas, Dariušas Lavrinovičius, ties tritaškio linija, Marko Popovičiui. Pražangos nėra, galima žaisti toliau, rodo teisėjai. Raisas jau varžovų baudos aikštelėje, nepataiko, atkovoja kamuolį Mindaugas Kuzminskas. Lafetas, Popovičius kalbėjo su teisėjais, dėl to buvo paliktas laisvas ties tritaškio linija. Ir po to viskas baigėsi neblogai. Išprovokuota pražanga. Na, čia aptarinėja Dariušas Lavrinovičius tą situaciją, kada jam bandė užmesti kamuolį komandos draugas dar prieš štai šį epizodą. Rezultatyviausias žalgirietis, pataikęs prieš tai abi mestas baudas. Ruošiasi dar dviem metimam, o štai geras ženklas pagal neoficialią informaciją Robinui Bensingui, 2,8 m ūgio puolėjui, krepšininkui, kuriam 23 metai. Antroji asmeninė pražanga. Šis žaidėjas vakar pridarė daugiausiai problemų Maskvos CSKA komandai. Pataikė abu mestus tritaškius, iš viso surinko 13 taškų, pagal naudingumą buvo irgi vienas komandos lyderių. Bent jau šį krepšininką neutralizavo žalgiriečiai per 5 sužaistas minutės. Po Popovičiaus dar 2 baudų, 10-6. Halpereinis. Dar jau spragos baudos aikštelėje. Kšištofas Lavrinovičius pasirodė tik aikštėje vietoje Dariušo. Ir Paulius Jankūnas, Kauno Žalgirio kapitonas, patvirtina, jog viskas tvarkoje. Su jo sveikata jis gali žaisti. Tikrai nerizikuotų juo Kauno Žalgirio vyriausiasis treneris, jeigu labai būtų buvusi rimta vakar dienos trauma. Panašu, jog viskas tvarkoje ir 28 metų Žalgirio komandos senbuvis jau dabar pasirodo aikštelėje. Na, tai yra paskutinės rungtynės prieš kitos savaitės jau pirmojo vieno iš svarbiausių turnyro pradžią. Kitą savaitę, trečiadienį, prasideda Lietuvos krepšinio lyga. Žalgirio laukia išvyka į Palangą. Tiesa, po to dar bus vienas toksai pasiruošimo turnyras, Gomelskio taurės varžybos kitą savaitgalį, kur teks kautis jau pirmose rungtynėse žalgiriečiams su Maskvos CSKA komanda. Ir tą mačą ir apskritai visą turnyrą jūs taip pat galėsite stebėti tiesiogiai per LRT televiziją. Kitą šeštadienį bus pirmoji transliacija 16 val, kai Žalgiris žais su Maskvos CSKA, o po to jau lauks transliacija iš kitų rungtynių, kuomet Pirėjo Olimpiakos susikaus su Kubanės Lokomotyvu. Trautmanui antroji asmeninė pražanga. Prieš šias rungtynes, dar prieš šį turnyrą, Kauno Žalgirio vyriausiasis treneris kalbėjo apie tai, jog tikslas toliau mokytis, tobulėti, geriau pažinti vienas kitą, tačiau tikiuosi, jo komandai nepritrūks ambicijų kaunantis dėl pergalės. Na, su Bešiktaš pergalės nebuvo. Šiandien, vėlgi, pirmiausiai užduotis yra šlifuoti, toliau gerinti savo žaidimą, bet gerbėjai norėtų, Kauno Žalgirio gerbėjai, jog laikinosios sostinės klubas parsivežtų bent vieną pergalę iš šio turnyro, iš istorinio Miuncheno. Būtent čia prieš 13 metų Kauno Žalgiris iškovojo 13 pergalių.
Eurolygos trofėjų. Paulius Jankūnas pataiko abi baudas, padvigubina žalgiriečių persvarą. Vytenis Lipkevičius pasirodė žalgirio penkete. Raisas atsisėdo ant suolo, vienas pagrindinių žaidėjų Vokietijos komandai ir taip pat naujas veidas. Pauliui Jankūnui fiksuojama pražanga būtent prieš Janą Jaglą. 2,13 m ūgio centro polėje. Universalų krepšininką galinti žaisti tiek centro pozicijoje, tiek sunkiojo krašto pozicijoje ir Pauliui Jankūnui bus nelengva grumintis su Jagla. Kaip minėjau, ūgio persvarą turi vokietis prieš Paulių Jankūną. 8 cm yra Jagla aukštesnis. Vakar dienos rungtynėse Jagla labai sėkmingai įsiliejo į žaidimą, pakildamas nuo suolo. Ir jo geras žaidimas padėjo panaikinti vienu metu 9 taškų deficitą vokiečiams ir pastarieji buvo netgi įsiveržę į priekį. Čia savanaudiškai dabar žaidžia Vokietijos gynėjas, perima kamuolį žalgiriečiai. Lafetas. Kuzminskui kiek netikslus buvo čia perdavimas. 10 sekundžių atakai. Lavrinovičius 2 varžovus pritraukė, krašte Lipkevičius iš toli netiksliai dar pabandė kovoti dėl atšokusio kamuolio Mindaugas Kuzminskas. Ta kova laimėjo Miuncheno Bayerno gynėjas. Tiesa, jeigu sunkiai Žalgiriui sekasi pelnyti taškus iš žaidimo, tai baudomis bent jau pusę paskutinių taškų žalgiriečiai surinko ir taip pat sėkmingai dirba gynyboje. Džaredas Homanas, centras iš Bulgarijos. Tik ką pasirodęs aikštėje, prasižengia. Mindaugas Kuzminskas. Dar vienas bandymas Lipkevičiaus, šį kartą irgi netaikliai. Jagla. Kuzminskas pasaugojo Pauliaus Jankūno užnugarį, prišoko prie Jaglos, šis turėjo atmesti kamuolį atgal ties tritaškio liniją ir po to jau pozicinė Bayerno ataka. Čia naujokas, Halperinis iš Izraelio, 1,96 cm ūgio krepšininkas, kuris turėtų būti šiemet vienas svarbiausių krepšininkų Bayerno komandoje. Ir jam tikrai skirs ypatingą vaidmenį Bayerno vyriausiasis treneris Dirkas Bauermanas. Iki sezoninėse rungtynėse kol kas atsiskleisti žaidėjų iš Izraelio nepavyksta. Tomas atidaro taškų sąskaitą 10-12. Lieka 2 minutės 5 sekundės. Adas Juškevičius sugrįžo į Žalgirio penketą. Na ir štai tokie 3 jauni veidai. Adas Juškevičius, Vytenis Lipkevičius ir Mindaugas Kuzminskas Žalgirio komandoje. Perima kamuolį Tomas, nespėja paskui iš pradžių atrodė Mindaugas Kuzminskas, po to bereikalinga pražanga, kuri dar leis mesti vieną baudos metimą. Ketvirtasis iš eilės Tomo taškas. Ir Miuncheno Bayernas pirmą kartą gali išsiveržti, na, tie taškai pasiekmė tos Vytenio Lipkevičiaus klaidos. Ir po to jau matėsi, jog aplenkė Mindaugą Kuzminską Tomas, na, turėjo ūgio persvarą Žalgirio puolėjas, galvojo jos užteks, tačiau pernelyg staigiai viską padarė amerikietis ir gali antrą kartą išvesti Bayerną į priekį. Tik pačioje dvikovos pradžioje pelnė 2 taškį, aikštės šeimininkai pirmavo. Dardenas jau pasirodė aikštelėje vietoje Mindaugo Kuzminsko. Ir taip pat Robinas Bencingas jau aikštėje ir labai, na, keista jį matyti aikštėje, nes jis, kaip ir minėjau, turėjo 2 asmeninės pražangas, o pirmas kėlinys dar nebuvo pasibaigęs. Ir viskas baigėsi tuo, jog pastarasis užsidirbo 3 asmeninę pražangą.
Vytenis Lipkevičius vakar dienos rungtynėse baudų nemetė, dabar abi pataiko. Jagla yra keičiamas. Dirkas Bauermanas, 55 metų strategas, jau 3 sezoną dirbantis aikštės šeimininkų stovykloje. Taip pat jis yra ir Vokietijos nacionalinės rinktinės vyriausiasis treneris. Teko jam dirbti daugelį Belgijos, Graikijos klubuose, tačiau pati ilgiausia karjeros dalis prabėgo būtent treniruojant Vokietijos komandas, tiek Leverkuseno Bayerį, tiek dabar Miuncheno Bayerną. Adas Juškevičius iš toli pataiko, iš toli gynėjas, 16-13. Pagaliau pavyksta žalgiriečiams pataikyti iš žaidimo. Na, prieš tai Vytenis Lipkevičius pataikė vieną baudą iš 2 ir 7 baudas iš eilės buvo pelnę žalgiriečiai. Dabar tritaškis vėl leidžiantis išsiveržti į priekį laikinosios sostinės komandai. Prasidėjo paskutinė kėlinio minutė. Raisas sugrįžo į Miuncheno Bayerno penketą. Žaidė Raisas Vokietijoje dar prieš atvykstant į Vilniaus Lietuvos Ryto komandą, Artlando Dragons komandoje. Po sezono Lietuvoje kartu su Lorencu Robertsu persikėlė į Miuncheną. Kšištofas Lavrinovičius. Jagla prieš Lavrinovičių pataiko dar vieną tritaškį Kauno Žalgirio komanda. Ir štai tie tolimi metimai gali atrišti rankas laikinosios sostinės komandai. Matėme prieš tai, dažniausiai metimai skriedavo pro šalį. Ir vakar dienos rungtynėse žalgiriečių pataikymas buvo prastas, metant ne tik iš 2 taškų zonos, bet ir iš toli vos 3 tritaškius pataikė žalgiriečiai iš 16. Šiandien jau 2 yra svečių sąskaitoje ir pirmoji minutės pertraukėlė. Have 10 seconds or so. Let's go side or drag. Everybody understand? Hey, look. Play through the tough stretches. Stay together. Stay positive. Let's go. Dirkas Bauermanas, Miuncheno Bayerno vyriausiasis treneris, buvo labai piktas po vakar dienos rungtynių. Ne dėl to, kaip atsakė, jo komanda pralaimėjo, bet dėl to, kaip pralaimėjo. Jo nuomonė, auklėtiniai pasidavė jau paskutinėme kėlinyje, po to, kai trečiojo kėlinio pabaigą CSKA laimėjo 14-1 ir jo nuomonė tiesiog komanda prarado pusiausvyrą, pradėjo žaisti kas savo individualiai, nors mūsų užduotis ir nebuvo laimėti, o tiesiog gerinti tarpusavio supratimą. Žaidėjai taip nusivylė, jog nepavyko kautis dėl pergalės po trečiojo kėlinio duobės, jog ketvirtajame tiesiog buvo statistais. Ir dabar girdėjome irgi Bauermano uždegančią kalbą žaidėjams, jog turime būti kaip kumštis, toliau kaunamės, viskas yra gerai, reikia dažniau žaisti būnant varžovų baudos aikštelėje. Žalgiriečiai rengia paskutinę greičiausiai savo ataką pirmajame ketvirtyje. Adas Juškevičius užmeta tiesiog kamuolį Tadui Klimavičiui. Vienas iš vokiečių atrodo guli ant parketo. 21-15, didžiausia žalgiriečių persvara šioje dvikovoje ir 4 sekundės dar lieka aikštės šeimininkams. Ten buvo kontaktas tarp gynėjų ties 3 taškų linija. Štai čia, kai Adas Juškevičius šoko mesti, pataikė, atrodo, į varžovą. Na, nematome viso epicentro, kas ten įvyko, viskas gerai. Deimantas Grynas stovi, laukia, kada galės pradėti paskutinę Bayerno ataką, bet tą padaryti vokiečiai galės po Dirko Bauermano paprašytos minutės pertraukėlės. We might have to do this in some other game. We have
Lietuvos širdies asociacija kviečia visus Vilniečius ir sostinės svečius kartu paminėti pasaulinę širdies dieną. Rugsėjo 29 dieną, 11 val. Susitikime Vilniaus Rotušės aikštėje. Renginyje jūsų laukia sveikos gyvensenos užsiėmimai visai šeimai. 4 sekundės lieka Miuncheno Bayerno komandai suorganizuoti paskutinę ataką. Pirmajame ketvirtyje Kauno Žalgiris jau yra prasižengęs daugiau nei 4 kartus. Prasižengti teisės nebeturi. Vis dėlto ne 4-5 sekundės lieka iki kėlinio pabaigos. Mobilus Bayerno penketas, Jagla meta iš toli, nepataiko, taigi po 10 minučių žalgiriečiai turi didžiausią persvarą šiose rungtynėse 21-15. Po poros minučių stebėsime antrąjį ketvirtį. Jūs žiūrite Beko taurės turnyro rungtynes, kuriuose Miuncheno Bayernas ir Kauno Žalgiris kovoja dėl 3-osios vietos. Po pirmų 10 minučių laikinosios sostinės komanda pirmauja 21-15. Nepaisant to, jog Dirko Bauermano komandai pavyko vienu metu įsiveržti į priekį po žalgiriečių geros pradžios, vis dėlto sėkmingiau kėlinio pabaigą sužaidė svečiai ir vėl susigrąžino rekordinę persvarą. Su kamuoliu bus aikštės šeimininkai. Žalgirio penkete matome 2 jaunuosius gynėjus Sadą Juškevičių ir Vytenį Lipkevičių, taip pat Paulius Jankūnas, Kšištofas Lavrinovičius ir Tremelas Dardenas. Raisas lieka Miuncheno Bayerno penkete, Jagla pašokdina Kšištofą Lavrinovičių, iš vidutinio nuotolio baudžia centrą ir saugotis reikėtų. Jaglos štai tokių metimų vakar, jis pataikė 4 dvitaškius iš 7, o šiaip meta vidutiniškai dvitaškius 56% taiklumu. Vytenis Lipkevičius susikeičia varžovai dengiamaisiais. Antras bandymas, pasaugojo dabar Paulius Jankūnas komandos draugą, nuo lentos sugavo atšokusi kamuolį, 4. Tai turėtų būti Žalgirio kapitono taškas. Taip, matome ir oficialų patvirtinimą. Pražanga pačiam Vyteniui Lipkevičiui. Pastarasis norėjo, jog būtų priešingai, kai atsitrenkė į varžovo užtvarą. Raisas iš pusiau dešinio krašto, toli nuo krepšio atšoka kamuolys, tiesiai Adui Juškevičiui, 1-1. Jagla išmušė kamuolį, dabar iš gynėjo rankų. Na, štai čia jau ir prasideda pokalbiai. Na, prisimena Raisas ir Vytenį Lipkevičių, kas be ko. Kovos Lietuvos krepšinio lygos finaluose dėl taurių. Na, čia kas buvo, krenta Vytenis Lipkevičius, o Raisas eina pasikalbėti, nors buvo visai kitoje vietoje, neįvyko ten incidentas. Ir skirtingai, na, jeigu būtų atšokęs Deimantas Grynas, pakilęs nuo parketo ir būtų skubėjęs aiškintis, tai dar galima būtų suprasti, nes jį trenkėsi Vytenis Lipkevičius, o Raisas iš kažkur labai toli atbėgo pasikalbėti su Lipkevičiumi. Bet kaip tai bebūtų, tai jau praeitis ir Kauno Žalgiris po Dardeno 2 taškų turi 8 taškų pranašumą, 25-17. Varžovai dar suklysta, mėgindami atlikti ilgą perdavimą į priekį ir Jaredą Homaną grąžina į aikštę Dirkas Bauermanas, Miuncheno Bayerno strategas. Beje, pats turbūt jo įsimintiniausias karjeros pasiekimas, tai yra 2005 metais iškovotas sidabras su Vokietijos krepšinio rinktine Europos čempionate. Dardenas iš toli, tiksliai. 5. iš eilės legionieriaus taškas ir pirmą kartą laikinosios sostinės komanda įgyja dviženklę persvarą, 28-17. Dardenas pasiveja dabar pagal pelnytus taškus Marko Popovičių.
Kaip ir pirmojo, taip ir antrojo kėlinio pradžioje Žalgiris praktiškai visas pirmasias atakas užbaigė taškais. Paulius Jankūnas pelno 2 taškus, 30-17. Na ir skirtingai atrodo klostosi viskas čia antrajame kėlinyje nei pačioje dvikovos pradžioje, kai buvo tas emocinis pakilimas po kelių rezultatyvių atakų, kai varžovai užstrigę buvo Žalgirio gynybos gniaužtuose. Dabar 2 taškai pelnyti per 2 minutės 20, kalbant apie aikštės šeimininkus, ir toliau tęsiasi geras darbas gynyboje, tačiau skirtingai nei pirmajame ketvirtyje puolimo mašina ir toliau nesustoja. Iš toli nebūdingas, netipinis Pauliaus Jankūno metimas. Aišku, jo kapitonas atsiprašys komandos draugų. Bet šį kėlinį, kaip ten bebūtų, žalgiriečiai laimi 9-2. Brendonas Tomas grąžina kamuolį. Penkios atakai. Nebus įskaityti taškai dar prieš tai. Teisėjas fiksuoja pražangą Kšištofui Lavrinovičiui. Jaredas Homanas, krepšininkas, kuris šiaip yra amerikietis, tačiau gavo ir Bulgarijos pilietybę, žaidžia ir už Bulgarijos nacionalinę vyrų krepšinio rinktinę. Grįžta į Žalgirio penketą ir vienas rezultatyviausių žaidėjų Marko Popovičius. Na, atrodo, šiek tiek išmušė iš vėžių Homaną. Rankų judesiai, Dariušo Lavrinovičiaus rankų judesiai, agresyvumas. Homanas blokuoja jo metimą Dariušas Lavrinovičius. Marko Popovičius į priekį Mindaugui Kuzminskui. Brendonas Tomas reagavo į šį perdavimą. Geras sumanimas. Bet jį nutraukė Miuncheno Bayerno gynėjas. Pauzė, kurios metu galimybė įžengti į aikštę Tadui Klimavičiui vietoje Pauliaus Jankūno. Vienas Dariušas prieš Homaną. Rungtyniavo štai šis žaidėjas ir Italijoje Bolonijos Virtus komandoje praėjusį sezoną, bet Homanas buvo atleistas iš komandos, nes treniruotės metu trenkė vyriausiajam treneriui. Ir dabar jo prasidėjo karjera Miuncheno Bayerne, o žalgiriečiai ir toliau tęsia sėkmingą savo atkarpą. 32-17. Pirmieji Mindaugo Kuzminsko taškai. Raisas. Tadas Klimavičius prieš tai suskubo prie Raiso, neleido pastarajam mesti iš toli ir paskui atkovojo kamuolį jau po savojų krepšiu. Lavrinovičius. Raisas. Tomas netiksliai, bet Homanas įsibėgėjęs iššoka aukščiau už visus. 19-32. Vis dėlto Brendonui Tomui buvo įrašytas 7-asis taškas, buvo ten kovojo dėl kamuolio ir Homanas. Bet žalgiriečiai jau žymiai daugiau pataikė tolimų metimų šiandien nei vakar dienos rungtynėse ir tarsi grįžta į savo įprastą taiklumą, į savo įprastą pataikymą, metant iš toli. Jeigu iki sezoninėse rungtynėse žalgiriečių taiklumas būdavo 39%, vakar vos 3 tritaškiai iš 16, kur kas prastesnis pataikymas, tai šiandien ta tolimoji artilerija leido šiek tiek atitolti.
buvo rekordinė persvara iki šio varžovų taiklaus tolimo metimo. Dariušas Lavrinovičius nepataiko ir paskui jau taktinė pražanga aikštės viduryje, matant, jog nespėja žalgiriečiai grįžti į gynybą. Oliveris Lafetas pamatė, jog gali varžovai pavojingai kontratakuoti, prasižengia. Ketvirtoji komandinė, pirmoji Lafeto asmeninė. Dar kartelį, antroji Oliverio Lafeto asmeninė pražanga, jau bandant tiesiog atitverti Homaną nuo krepšio. Antra asmeninė, penktoji komandinė. Na, Dirkas Bauermanas ir kalbėjo apie tai, jog reikia dar paskutinės minutės pertraukėlės metu pirmajame ketvirtyje apie tai, jog reikia dažniau žaisti per centrus, per priekinę liniją. Jiems reikia duoti kamuolį. Žaisti agresyviau baudos aikštelėje. Ta dabar ir pamėgino padaryti Müncheno Bayerno krepšininkai. Lorenzo Robertso kol kas šiandien mes nematėme. 2 metų kontraktą jis pasirašė šią vasarą su Vokietijos komanda. Marko Popovičius laisvas. Kuzminskas laimi kovą dėl atšokusio kamulio, išlaiko jį, dabar jau atsitraukė ties tritaškio liniją. Dariušas Lavrinovičius. Na, nepamatė iš pradžių Lafetas tokios situacijos, kada prie Kuzminsko ties tritaškio linija buvo Homanas. Žemesnis buvo varžovas prieš Dariušą Lavrinovičių po krepšiu. Pastarasis prašė kamulio, bet Oliveris Lafetas nusprendė priimti kitą sprendimą. Ir paskui varžovai, aišku, atsikeitė dengiamaisiais. Dariušas, gavęs kamulį ties tritaškiu, pagalvojo, jog, na, jeigu jau dabar liko prie jo Homanas, galima būtų veržtis. Tačiau tas prasiveržimas baigėsi klaida. Dariušas Lavrinovičius atkovojo kamuolį. Marko Popovičius. Laimi kovą dėl atšokusio kamulio. Tadas Klimavičius numušė jį komandos draugui. Dar vienas bandymas. Na, jau gan senokai pavyko Žalgiriui užbaigti rezultatyviai ataką. Matėme gerą kėlinio pradžią. Klimavičius. Lavrinovičiui. Kuzminskas. Na, šiaip ne taip galų gale kamuolys atsidūrė to krepšininko rankose, kuris galėjo lengvai jį įmesti iš po krepšio. 37-23. Ketvirtasis puolėjo taškas ir pustrečios minutės iki didžiosios pertraukos. Džefas Futas. Vakar 15 beveik minučių praleido aikštelėje, surinko 12 taškų. Pasirodo aikštėje greičiausiai vietoje Lavrinovičiaus. Brendonas Tomas, 59 procentų taiklumu baudas meta jis iki sezoninėse rungtynėse. Dabar tampa rezultatyviausių žaidėjų Bayerno komandoje. 9 taškai amerikiečio sąskaitoje. Tačiau Žalgirio komanda ir toliau išlaiko dviženklę persvarą antrajame ketvirtyje. 37-25. Na, vakar dienos rungtynėse Stambulo Bešiktaš komanda kaip įsiveržė į priekį pirmajame ketvirtyje, po to jau iniciatyvos ir neišleido iš savo rankų ir laimėjo visus kėlinius.
Šiandien bent jau pirmosios dalies scenarijus visiškai skirtingas. Geras perdavimas Tadui Klimavičiui, šis pataiko. Padeda dabar Mindaugas Kuzminskas Tadui Klimavičiui, bendromis pastangomis apsiginti pavyksta. Daug čia žalgiriečių prieš vieną Jaglą, 2 taškai iš po krepšio, 41-25, šeštasis Mindaugo Kuzminsko taškas. Na ir šie taškai yra pasiekmė to gero darbo gynyboje. Ten keitėsi dengiamaisiais, Tadas Klimavičius išėjo prie 3 taškų linijos, nusileido žemiau Mindaugas Kuzminskas, perimtas buvo kamuolys, greita ataka, taškai ir žinoma, jog Miuncheno Bayerno vyriausiasis treneris prašo pertraukėlės. It's just one of those situations where you gotta like that as a team because you have got to show the ability to stay together in difficult times. Come on! Dirkas Bauermanas savo legionieriams kelis kartus dabar pakartojo apie tai, jog nežiūrėkite į švieslentę, nežiūrėkite į rezultatą. Tai yra viena iš tų akimirkų, kai reikia mylėti krepšinį, kai reikia juo mėgautis, nes mums yra svarbi kiekviena ataka, norint geriau suprasti ir pažinti vienas kitą. Tokia daugiau buvo motyvacinė minutinė pertraukėlė skirta aikštės šeimininkų krepšininkams ir tos tokios psichologinės motyvacijos reikėjo dėl to, jog Žalgiris įgijo rekordinę 16 taškų persvarą po Mindaugo Kuzminsko 6 taško, 41-25 ir šiame kėlinyje Žalgiris pelnė jau beveik tiek pat taškų, tiek per visas 10 minučių pačioje dvikovos pradžioje ir dar lieka pusantros minutės. Baigėsi viskas tuo, jog atakai skirto laiko aikštės šeimininkams neužtenka. Ir žalgiriečiams dar lengviau būtų žaisti po didžiosios pertraukos, jeigu pavyktų dar labiau tą persvarą padidinti ir iš esmės varžovai palūžtų ir negalvotų apie pergalę. Tuomet visokiems eksperimentams galima būtų skirti dar daugiau dėmesio ir negalvoti apie tai, koks yra rezultatas. Vis dėlto po nesėkmingos atakos Jaglas smeigė tritaškį prasidėjus paskutiniai minutiai, 5. jo taškas. Mindaugas Kuzminskas Džefui Futui atidavė kamuolį, pritraukęs 2 varžovus prie savęs. Puolėjas didina persvarą iki 15. Tadas Klimavičius padeda Lafetui ir vėl taip pat Mindaugas Kuzminskas nusileidžia į baudos aikštelę. Gera komunikacija, bent jau pirmoje dalyje. Tadas Klimavičius padeda gynėjams ties tritaškio liniją. Kuzminskas tuomet uždengė Klimavičiaus žmogų ir varžovai padaro dar vieną jau eilinę klaidą. Paskutinioji svečių ataka. Lafetas. Kam čia perdavimas? Bėgo link krepšio ir Tadas Klimavičius ir Mindaugas Kuzminskas. Tarp šių dviejų puolėjų atsidūrė kamuolys. Galės dabar laikyti kamuolį iki kėlinio pabaigos Miuncheno Bayerno krepšininkai. Žalgiriečio užduotis išlaikyti tą 15 taškų persvarą. Na, čia taktiniai vyksta keitimai. Mario Delašas leidžiamas į aikštelę. 5 sekundės. Per 5 sekundės pirmojo kėlinio pabaigoje nieko rezultatyvaus suorganizuoti vokiečiams nepavyko. Raisas. Pats Raisas iki galo pataiko 30-43. Po 2 kėlinių pirmauja Kauno Žalgirio krepšininkai. Dabar didžioji pertrauka ir susitiksime po mažiau nei 15 minučių. Tęsime transliaciją iš Vokietijos, esame Miunchene, kur netrukus prasidės antroji dalis kovoje dėl 3-osios vietos. Čia po 2 kėlinių 43-30 pirmauja Kauno Žalgirio krepšininkai, kurie laimėjo pirmąjį kėlinį 6 taškais, 21-15, antrąjį taip pat
laimėjo panašių rezultatų 22-15, taigi bendras rezultatas 13 taškų persvara. Rezultatyviausiai rungtyniavo žalgiriečių stovykloje legionieriai Tremelas Dardenas ir Marko Popovičius, abu surinko atitinkamai po 8 taškus. 6 pridėjo Paulius Jankūnas, taip pat tiek pat surinko Mindaugas Kuzminskas, 5 pelnė Adas Juškevičius, 2 pridėjo Jeffas Futas ir 1 Vytenis Lipkevičius. Rezultatyviausiai Miuncheno Bayerno komandoje rungtyniavo pirmoje dalyje Brendonas Tomas, 9 taškai legionieriaus sąskaitoje, kuris pradėjo rungtynės pakildamas nuo suolo, jo nematome taip pat ir šiame penkete. 7 taškus jis pelnė, 5 pridėjo Janas Jagla, dar vienas krepšininkas įsiliejęs į žaidimą. Na, o visi kiti krepšininkai pataikė vos po kelis metimus. Žalgiris pranoko varžovus tiek pagal 2 taškių, tiek pagal 3 taškių taiklumą, taip pat žaidė agresyviau, išprovokavo daugiau pražangų ir metė atitinkamai daugiau baudų. 7 pataikė iš 8 žalgiriečiai, laimėjo jie kovą dėl atšokusių kamuolių 17-11, dvigubai mažiau klaidų padarė Kauno komanda, 5 sykius tik tai padovanojo kamuolį varžovams, pastarieji 10 kartų suklydo. Pirmoji žalgiriečio ataka po didžiosios pertraukos, iš toli atakuoja Dardenas, kamuolys pašokinėjo ant lanko, į krepšinį įkrito. Tamas Halperinis atkovojo kamuolį. Halperinis buvo rezultatyviausias iš tų starto penketo krepšininkų Miuncheno Bayerno komandoje, 7 buvo taškai jo sąskaitoje, Brendonas Tomas 9 turėjo po 2 kėlinių ir būtent Jagla irgi prisidėjo, jeigu kalbėtume apie atsarginius krepšininkus Miuncheno Bayerno komandoje. Apskritai iš tų 30 taškų pusę pelnė žaidėjai pakilę nuo atsarginių žaidėjų suolelio. Žanga Marko Popovičiui. Priminsiu, šiandien 18 valandą jūsų laukia dar viena tiesioginė transliacija iš Miuncheno, kuomet jau dėl Beko taurės kovos CSKA su Bešiktaš. Kažkaip sustojo dabar žalgiriečiai šioje situacijoje ir 3 bandymų leido varžovams pelnyti taškus. Raisas bėgo link tos vietos, kur metė kamuolį komandos draugas, o žalgiriečiai jau tikėjosi, jog bus užribis ir už tą stabtelėjimą nubausti svečiai. Lavrinovičius, Kšištofas Lavrinovičius pataiko iš toli, 5 žalgirio tritaškis, 4 iš 10 pataikė jie per pirmus 2 kėlinius. Varžovai savo ruoštų skirtingai nei vakar dienos rungtynėse su Maskvos CSKA komanda metė žymiai prasčiau tolimus metimus, tik 2 taiklus tritaškiai iš 9 bandymų. Homanas, dvigubina gynybą varžovai, iškart atmetamas kamuolys Bensingui. Šio improvizacijos, grumtynės ant parketo ir kas laimės jas? Laimi žalgiriečiai, Marko Popovičius pirmasis suskumba prie kamuolio. Su Lavrinovičiumi Marko Popovičius gavo gerą užtvarą, metė laisvas, šį kartą nepataiko. Rezultatyviausias žalgirio legionierius. Kauno žalgirio komanda, jau minėjau, kitą savaitę pradės Lietuvos krepšinio lygos čempionatą. Na, o tos pačios rimčiausios, svarbiausios kovos tarptautiniuose turnyruose prasidės jau spalio mėnesį, spalio 6-ąją laukia Krasnodaro Lokomotyvas. Tai bus vieningosios lygos pradžia, o spalio 11-ąją pirmoji kova Eurolygoje namų arenoje su Zagrebo komanda. Bensingas. Pataiko iš toli Bensingas. Dabar labai gerai suvaikščiojo kamuolys. Miuncheno Bayernas
suprato, jog negalima atiduoti kamuolio į baudos aikštelę, nes taip daug kartų klydo pirmoje dalyje ir Mindaugas Kuzminskas nusileido į apačią, nes Kšištofas Lavrinovičius buvo ties 3 taškų linija ir Bencingas liko be priežiūros kairiajame krašte. Vėl Lavrinovičius padeda prie 3 taškų linijos. Dabar jau Homanas nepataiko. 3 prieš 1. Popovičius Lafayetui, šis iš po krepšio, 48-35. Greitai dabar pavyko žalgiriečiams ne tik apsigynus įžaisti kamuolį, bet pereiti į varžovo aikštės pusę ir lengvai pelnyti taškus iš po krepšio. Homanas dar kartelį nesugeba rezultatyviai užbaigti atakos legionierius. Popovičius net nežiūrėjo į krepšį, pamatė, jog suspėjo prie jo prišokti Raisas, pozicinė žalgiriečio ataka. Į koją pataikė dabar Lafayetas Čevanui Trautmanui. Mario Delaša labai trumpai matėme išbėgusi ant parketo pirmoje dalyje. Dabar jį leidžia į aikštelę Žalgirio vyriausiasis treneris. Mindaugas Kuzminskas. Mario Delašui. Aukštesnis yra Mario Delašas. Pirmieji jo taškai. Sugrįžo į Kauno Žalgirio komandą Mario Delašas, buvo kurį laiką skolinamas. 22 metų krepšininkas, vienas jauniausių žaidėjų Mario Delašas laikinosios sostinės komandoje. Prieš 2 metus jis buvo Žalgiryje, po to išvyko į Kroatiją, Zagrebo Ciboną. Buvo paskui nors ir grįžęs į Lietuvą, bet paskolintas Šiauliams, vėliau Kauno Baltams. Ir pernai, artėjant sezonui į pabaigą, Delašas vėl sugrįžo į Žalgirio komandą. Kol kas Mario Delašas daugiau naudos duoda Kauno Žalgirio komandai treniruotėse, tačiau tokios rungtynės yra galimybė ir yra išbandyti savo jėgas, galimybė parodyti Žalgirio vyriausiajam treneriui, ką sugebi. Pražanga ir 2 baudos metimai. Dviejų metrų 8 centimetrų ūgio puolėjas, turintis 3 asmeninės pražangas savo sąskaitoje. Matėme, kaip pirmojo ketvirčio pabaigoje jis greitai jie susirinko, pataiko baudos metimą. 23 metų žaidėjas, antrą sezoną rungtyniaujantis Bayerno komandoje. Žaidė jis ir Vokietijos nacionalinėje rinktinėje prieš 3 metus Europos čempionate, taip pat teko jam dalyvauti ir pasaulio pirmenybėse prieš porą metų Turkijoje. O Lorenzas Robertsas nežaidė nė sekundės pirmoje dalyje. Vakar 25 minutės rungtyniavo, surinko 4 taškus ir atkovojo 8 kamuolius. Vytenis Lipkevičius dabar jau yra Žalgirio penkete. Ketvirtasis Lafayeto taškas. Vakar buvo rezultatyviausias Oliveris Lafayetas Žalgirio stovykloje. Ir didėjanti žalgiriečių persvara iki 15. Jagla. Jagla praktiškai be klaidų. Šiandien metas 7. jo taškas. Pusę laiko prabėgo trečiajame ketvirtyje. Aukštesnis yra Kšištofas Lavrinovičius, prašo, kad jam įmestų kamuolį komandos draugai. Perdavimo nebuvo, bet pražanga Jaglai. Na, pamename, jog štai šis krepšininkas, Janas Jagla, nedaug trūko, jog būtų atvykęs į Kauno Žalgirio komandą. Atkreipė į save dėmesį jis po sėkmingo jam asmeniškai Europos čempionato 2011-aisiais.
Ir buvo pasirodę tokių kalbų, jog Kauno Žalgiris domisi Janu Jaglą ir galbūt pastarasis atvyks į žalgiriečių gretas. Dabar norėdami išvengti pražangos ir papildomų taškų žalgiriečiai tiesiog leido Čevonui, įsibėgėjusiam Čevonui Trautmanui pelnyti taškus, sumažinti atsilikimą iki 11. Koja, rodo arbitras, lietė kamuolį amerikietis. Pasisekė dabar Žalgirio komandai, jau buvo atspėjęs 30-metis varžovų sumanimą. Tremelas Dardenas. Leidžiamas į aikštę. Ir taip pat rezultatyviausia savo krepšininką meta į aikštę Dirkas Bauermanas. 9 taškus pelnęs amerikietis. Naujokas. Pasirodo prabėgus 5 minutėm 45 sekundėm po didžiosios pertraukos. Adas Juškevičius taip pat pirmą kartą po didžiosios pertraukos aikštėje. Čia suklysta, varinėdamasis tiesiog kamuolį Tremelas Dardenas. Karjerą pradėjęs NCAA lygoje Niagaros universitete pernai. Dardenas rungtyniavo Malagos Unikakoj Ispanijoje. Po jo klaidos gali Miuncheno Bayernas sumažinti skirtumą iki vienženklio. Raisas. Adas Juškevičius. Dariušas Lavrinovičius prieš Jaglą. Dariušas Lavrinovičius pats iš pradžių pagazdinęs, jog suksis į kairę. Pasisuko į dešinę, atšoko šiek tiek atgal nuo vokiečio, 54-41. Tik dabar pelno pirmuosius taškus Dariušas Lavrinovičius. Vakar dienos rungtynėse surinko 6 taškus. Pataikė 3 dvitaškius iš 4. Tiesa, visi tolimi metimai Dariušo Lavrinovičiaus skriejo pro šalį. Šiandien iš toli Dariušas Lavrinovičius nemetė ir minutės pertraukėlė Kauno Žalgiriui pirmaujant 13 taškų skirtumų. And you follow, yeah, the play, but you need to understand that with Wigure, with Marco, and maybe with Lipke or another guys, with Rimas, we can play more pick and roll situations, not with that. When you are here in the top, spending really few seconds, it's better that we play for like a blue situation, hand off, and then full speed inside, yes? There you go, there you go. Listen. On defense, we need to keep on this level. Nežinau, ar pavyko jums girdėti, ką kalba Kauno Žalgirio vyriausiasis treneris, bet buvo kalbama apie tai, jog reikėtų didesnės pasirinkimo laisvės puolant, tai yra dažniau žaisti pick and rollą, tai yra 2 prieš 2 ir turi nebijoti ne tik žaidėjas, bet turi nebijoti ir kiti gynėjai sužaisti su priekinės linijos krepšininkais, tai viename krašte, tai kitame krašte ir taip pat buvo akcentuojama tai, jog šiek tiek yra sumažėjęs žaidimo tempas, jį reikėtų pagreitinti. Po šios minutės pertraukėlės kėlinyje, kuriame rezultatas lygus 11-11, bet Kauno Žalgiris 13 taškų pranašumą buvo susikrovęs po 2 kėlinių, taigi dabar pirmauja 54-41. Marijo Delašas, Dariušas Lavrinovičius, Adas Juškevičius, Mindaugas Kuzminskas ir Tremelas Dardenas Žalgirio penkete. Netitvėrė, dabar Jaglos nuo krepšio tiesioginis varžovas, antras šansas vokiečiams. Štai tokių antrųjų šansų labai daug Miuncheno Bayernas neturėjo per pirmus 2 kėlinius, šiame jau atkovojo 3 kamuolius puolime. Raisas. Baigėsi atakai skirtas laikas, užsižaidė su kamuoliu Raisas, ilgai varinėjosi ties tritaškio liniją, po to
bandė jį dar atmesti komandos draugui ir tai yra šio žaidėjo klaida. Klaidos būtent ir neleido Miuncheno Bayernui panaikinti dviženklio skirtumo pirmoje dalyje. Adas Juškevičius pergudrauja Raisą, taškai turėtų būti įskaityti, nors arbitro nuomonė kitokia ir teks grąžinti Kauno Žalgirio krepšininkams kamuolį iš užribio. Darišo Lavrinovičiaus bandymas, pats dar bandė kovoti dėl kamuolio ir dabar jau Jagla priekyje. Tiesa, spėjo jį uždengti Tremelas Dardinas, žemesnis yra Dardinas. Išeina Jagla ties tritaškio liniją. Ir Jagla atakuoja, gali pataikyti iš toliną ir tai yra pasiekmė tos paskutinės Žalgirio atakos. Prie Jaglos liko Tremelas Dardinas, žemesnis, tą pamatė puikiai. Vokietijos krepšininkai visą situaciją įvertino tinkamai ir maža to dar bėdos nesibaigė. Žalgiriečiai prasižengė puldami, nors Darišas Lavrinovičius dar rodo, jog jį stūmė varžovas. Brolis sako, jis mane pastūmė, bet jau teisėjų neperkalbėsi. Sprendimas priimtas ir teks dirbti gynyboje. Klaida, Adas Juškevičius, jie pasinaudoti galėjo, pelnydamas taškus. Na, atrodo, jau viskas buvo idealiai padaryta, perimtas kamuolys, gera situacija. Papildyti naudingumo balais savo statistikos Juškevičiui nepavyko. Na, šiek tiek galbūt išmušė ir išvėžė krepšininkas iš Izraelio, kuris prašoko Pradą Juškevičių. Trečioji gynėjo asmeninė pražanga. Vasarą Adas Juškevičius gavo šansą pasireikšti Lietuvos nacionalinėje vyrų krepšinio rinktinėje. Kęstutis Kemzūra atkreipė dėmesį į gynėją po praėjusio sezono įtraukė į rinktinės kandidatų sąrašą, nors į galutinį 12-ką prasibrauti jam ir nepavyko. Bet vien jau buvimas tarp kandidatų, buvimas su rinktinė yra savotiškas įvertinimas už tą darbą per pastaruosius porą metų. Na ir dabar turi dar vieną šansą Juškevičius įsitvirtinti Kauno Žalgirio komandoje. Mario Delašas. 10 sekundžių lieka atakai, kamuolys nelietė lanko. Dardinas iš pradžių net nepastebėjo, kiek liko laiko, po to pradeda skubėti, matydamas, jog vos kelios sekundės. Tas skubėjimas taškų neatneša. Miuncheno Bayernas panaikino dviženklį skirtumą, lieka tik minutė 10 iki kėlinio pabaigos. Homanas blokuoja jo metimą Mindaugas Kuzminskas, Adas Juškevičius į priekį. Dar prieš tai spėjo prasižengti Miuncheno Bayerno legionierius. Vyriausias krepšininkas, kuriam 35 metai Vokietijos komandoje. Antroji jo asmeninė pražanga. Tiesa, dar nėra prasižengę daugiau nei 4 kartus aikštės šeimininkai. Perėma kamuolį Bayerno krepšininkai, ilgas perdavimas į priekį, kiek per stipriai. Ir taip pat klaida, atsako ir aikštės šeimininkai. 46 sekundės iki kėlinio pabaigos. Kėlinio, kurį kol kas 5 taškais laimi Dirko Bauermano auklėtiniai. Sudėtingą metimą, apsukdamas kamuolį po lenta. Dabar Dardinas pataiko, pašoko prieš jį centras Homanas, turintis 14 cm ūgio persvarą, bet tai amerikiečiui nesutrukdė atstatyti dviženklio pranašumo. Ir dabar paskutinioji Bayerno ataka šiame kėlinyje.
Bairenas nepataiko. Ir jeigu baigėsi atakai skirtas laikas, tuomet dar turėtų likti laiko Žalgirio paskutiniai atakai. 1 sekundė dega švieslentė, bet panašu, kad išmesti tai spėjo kamuolį vokietis, tiesiog kovodamas dėl jo prasižengė aikštės šeimininkų krepšininkas. Ir jeigu vienu metu atrodė, jog Miuncheno Bairenas gali laimėti šį kėlinį, tai laimės jis jį netokia ir didelė persvara, kokia galbūt tikėjosi. 5 taškais jie pirmavo žvelgiant į paskutinę atkarpą, o dabar jau Žalgiris praktiškai susigrąžino tą turėtą pranašumą po didžiosios pertraukos. Kamuolys dar bus svečių rankose ir aišku, jo Kauno Žalgirio vyriausiasis treneris, norėdamas suorganizuoti tą paskutinę ataką per likusią sekundę, prašo pertraukėlės. Kauno Žalgirio krepšininkai laimėjo pirmus 2 kėlinius, pirmąjį 21-15, antrąjį 22-15, trečiąjį pralaimėjo 15-16, tačiau bendras rezultatas matėme laikinosios sostinės klubo naudai 58-46 pirmajame kėlinyje, kaip žalgiriečiai įsiveržė į priekį, taip ir išlaiko tą dviženklį pranašumą. Pavyko trečiojo kėlinio pabaigoje Bairenui priartėti, buvo skirtumas 8 taškai, jie dar turėjo kamuolį savo rankose, tačiau po to žalgiriečiai kelias atakas užbaigė rezultatyviai, kelis kartus sėkmingai sužaidė gynyboje ir vėl praktiškai susigrąžino tą turėtą persvarą po 2 kėlinių. Adas Juškevičius, Mindaugas Kuzminskas, Dardinas, Mario Delašas ir Dariušas Lavrinovičius Žalgirio penkete. Pražanga Adui Juškevičiui, kuris suprato, jog vokiečiai įmetinės kamuolį į baudos aikštelę ir ten jau pasiruošęs įkirsti jų vyriausias žaidėjas. Pirmoji komandinė, ketvirtoji Juškevičiaus asmeninė. Brendonas Tomas dešiniajame krašte, iš toli, netiksliai. Atkovoja kamuolį aikštės šeimininkai. Teisėjai leidžia žaisti toliau ir dar vienas jų metimas skrieja pro šalį, tačiau vėl ta pati problema. Niekaip Žalgiris neatkovoja kamuolio. Po paskutinio epizodo matome svečių vyriausiasis treneris jau pasiruošęs atlikti keitimą. Paulius Jankūnas pasirodys aikštelėje, kuris greičiausiai keis Mario Delašą. Taip, Mario Delašas atsisėdo ant suolo. Adas Juškevičius atlieka į žaidėjo dabar funkcijas. Jankūnui iškart tik pasirodžius, nepavyksta pataikyti, bet kamuolį numuša Dariušas Lavrinovičius. Paulius Jankūnas, dar vienas bandymas, gerų situacijų sulaukė dabar šios atakos metu kapitonas. Buvo nebloga padėtis metant iš 2 taškų zonos prieš tai, dabar buvo laisvas ties 3 taškių, na galbūt ir apšilti dar nespėjo kapitonas. Paprastai pataikantis tokius metimus, bet ir varžovai taip pat nesugeba užpulti. Laikas Žalgirio pusėje, jeigu kalbėtume apie pergalę. Šiose rungtynėse Mindaugas Kuzminskas iš pusiau kairio krašto pataiko 61-46 ir vėl viena didžiausių svečių persvarų šiame mače. Vakar dienos rungtynėse 57 taškus pelnė žalgiriečiai, pasiekė savo tokį, sakykime, mini antirekordą iki sezoninėse rungtynėse. Šiandien jau tas pelnytų taškų skaičius viršytas
Ir dar prieš akis beveik visas ketvirtas kėlinys. Pražanga fiksuojama Miuncheno Bayerno gynėjui. Minutės pertraukėlės. Prašo Miuncheno Bayerno vyriausiasis treneris. On the defensive end, on the offensive end, okay? Hey, Sash made a really nice move, locating the gap, but if our 5 or our 4 is open, let's throw the ball, and then let's get a cutter, let's come open, let's come over, let's keep playing again. Look, we have 7 minutes. It's one possession at a time. Stay the course, stay together, we'll be fine. You hear me? One possession at a time. Galima tik tai pritarti Miuncheno Bayerno vyriausiajam treneriui Dirkui Bauermanui, jog visiškai nesvarbu vokiečiams, kokiu skirtumu jie pralaimė šią dvikovą, ar 10, ar 15, ar 20 taškų. Tai yra rungtynės, kuriuose mums reikia mėgautis krepšiniu, reikia toliau gerinti savo derinius. Ir tos minutės pertraukėlės strategas paprašė dėl to, jo komanda niekaip negali užbaigti atakos rezultatyvių metimų ketvirtajame kėlinyje, prabėgus 2 minutėm 19 sekundžių. Strigo ir Žalgirio puolimas, vienintelis taiklus tritaškis, kurį pataikė Mindaugas Kuzminskas. Čia klaida ir Brendonas Tomas galės mesti 2 baudos metimus, rezultatyviausias Bayerno krepšininkas Mindaugas Kuzminskas bandė čia blokuoti varžovo metimą. Ketvirtoji jo asmeninė pražanga, tiek pat pražangų yra surinkęs ir Adas Juškevičius. Miuncheno Bayerno krepšininkai šiandien prametė 5 baudos metimus iš 14. Ir toliau niekaip nepavyksta pelnyti pirmojo taško šiame ketvirtyje aikštės šeimininkams. Taip ir nepamatysime šiandien Lorenzo Robertso rungtyniaujančio prieš Kauno Žalgirio komandą. Raisas yra Bayerno penkete. Išliks kamuolį žalgiriečių rankose, dar 9 sekundės atakai. Galbūt ir nusprendė dabar pasaugoti Miuncheno Bayerno vyriausiasis treneris Lorenzo Robertsą, nes netrukus irgi prasidės Vokietijos krepšinio čempionatas. Ir ten jau bus svarbi kiekviena pergalė, kiekvienerios rungtynės. Raisas staigiai šauna iš toli. 4 iš eilės Miuncheno Bayerno taškai ir skirtumas vėl sumažėja iki 11. Ta pati mikrodvikova, Adas Juškevičius prieš Raisą. Jeffas Futas dabar aikštelėje, lieka tik 4 sekundės atakai. Paulius Jankūnas puikiai dabar laiku įsibėgėjo nuo 3 taškų linijos, pamatė jį įkertantį Mindaugas Kuzminskas, kuris įsirašo rezultatyvų perdavimą 63-50. Tai buvo pirmasis žalgiriečių dvitaškis šiame kėlinyje. Lafayetas netrukus pasirodys aikštelėje. Paulius Jankūnas laimi kovą dėl atšokusio kamuolio. Čia Marko Popovičius. Žemiausias žalgirietis esantis aikštelėje ir nerizikuodamas atsitraukė ties aikštės viduriu. Paskraidina Raisą Adas Juškevičius, susikūrė erdvės, viskas buvo padaryta idealiai, išskyrus nepavyko užbaigti rezultatyviai atakos, o po to jau priešingoje aikštės pusėje Raisas pergudrauja Žalgirio gynėją ir vėl atstato 11 taškų skirtumą. Dabar Marko Popovičius atlieks žaidėjo funkcijas. Pražanga Brendonui Tomui. Miuncheno Bayernas praėjusį sezoną Bundeslygoje iškovojo 22 pergalės,
iš 34 galimų užėmė 5-ąją vietą, neturėjo aikštės pranašumo ketvirtfinalio serijoje ir ten po dramatiškos atkaklios kovos Vokietijos klubas pralaimėjo 2-3. Marko Popovičius pataiko iš toli, prieš tai metimas skriejo pro šalį, 66-52. Jeffą Futą dabar pergudravo Jaglą, netiksliai, per stipriai, tačiau toli nuo krepšio atšoko kamuolys. Tomas pirmasis suskubo prie jo. Trautmanas iš vidutinio nuotolio niekieno netrukdomas. Na, atrodo, taip gan lengviau renka taškus abi komandos per paskutinės porą minučių, nei pačiame ketvirčio, nei pačio ketvirčio pradžioje. Mindaugas Kuzminskas įsibėgėjo ir paskui jau bandydamas sustabdyti puolėją Raisas prasižengia. Ketvirtoji asmeninė. Pernai Europos taurės varžybose Miuncheno Bayernas buvo grupėje kartu su Treviso Benetonu iš Sankt Peterburgo Spartaku. Būtent šios dvi komandos ir aplenkė vokiečius, kurie liko treti, į kitą etapą neprasibrovė. Nepaisant to, jog Bayernas Benetono, kuris liko antras ir nugalėjo pirmose rungtynėse namuose 10 taškų skirtumų, po to išvykoje pralaimėjo 26 taškais ir būtent tas pralaimėjimas buvo lemiamas, Bayernas į kitą etapą neprasibrovė. Septynis kartus Dirkas Bauermanas yra laimėjęs Vokietijos Bundesliga, daugiausiai kartu su Leverkuseno Bayeriu. O žalgiriečiai, nors ir turėjo gerą progą dar padidinti persvarą, jie ne tik kad nepasinaudojo, bet po klaidos leido varžovams kontratakuoti. Rezultatyviausias jų krepšininkas ir šiandien yra lyderis komandoje, kaip ir vakar, 12 taškų Jaglos kraityje. Lafetas laisvas iš toli pataiko, tritaškiai šiandien gelbėja žalgiriečius ir jie leidžia štai taip, kai tik tai varžovai atrodo pajaučia savo žaidimą, vėl šiek tiek ataušinti oponentų entuziazmą kovoje dėl pergalės. 3 minutės 50, dar perimtas kamuolys. Vytenis Lipkevičius dabar yra žalgirio penkete, Kuzminskas atsisėdo ant suolo, Jeffas Futas po krepšių tarp dviejų varžovų nepataiko, Raisas pirmasis suskumba prie kamulio, Brendonas Tomas ir Marko Popovičiaus pražanga. Prieš metimą taškai nebus įskaityti. Gerai, čia buvo Marko Popovičiaus pražanga, pamačius, jog Brendonas Tomas įsibėgėjo, gali lengvai pelnyti greitus taškus, prasižengia 14 taškų persvarą ir dar 1 minutės pertraukėlė. Oliveris Kostičius, vienas iš Kauno Žalgirio trenerių, dar kalbasi su arbitru, o minutės pertraukėlės metu girdėjome paraginimą žalgiriečiams neatsipalaiduoti, išnaudoti tas likusias minutės produktyviai ir užbaigti visą gerai pradėtą darbą šioje dvikovoje. Paulius Jankūnas, Marko Popovičius, Lavrinovičius, Vytenis Lipkevičius yra žalgirio penkete ir taip pat Oliveris Lafetas. Pusketvirtos minutės žalgiriečiai ir toliau laiko iniciatyvą savo rankose. Raisas įžaidinėja kamuolį Miuncheno Bayerno komandoje.
Brendonas Tomas atšokęs atgal. Nuo Marko Popovičiaus nepataiko, nors pagal dvitaškių taiklumą iki sezoninėse rungtynėse jis yra vienas iš lyderių ir yra lyderis šiandien kartu su Janu Jagla. Tik dabar ketvirtoji Miuncheno Bayerno komandinė pražanga. Dar baudos metimų nemes žalgiriečiai, teks grąžinti kamuolį iš už šoninės linijos. Na, čia buvo namų darbai. Išmetęs kamuolį Vytenis Lipkevičius, gavo užtvarą, kirto į baudos aikštelę, tačiau užbaigti rezultatyviai atakos jam nepavyko. Oliveris Lafetas vagia kamuolį, Raisas paliktas už nugaros, dar bandė pagazdinti, būdamas arti žalgiriečio, tačiau tas pagazdinimas nesuveikė. 72-56 atstatyta rekordinė 16 taškų persvara. Dar kartą priminsiu visiems žiūrovams, jog kitą savaitgalį jūsų laukia Aleksandro Gomelskio taurės turnyras, kuriame Žalgiris žais šeštadienį, 29 dieną, 16 val. Su Maskvos CSKA komanda. Po to 19 val. Laukia dar viena transliacija. Na, o šiandien dar viskas šia kova nesibaigia. Laukia finalas. Stambulo Bešiktaš komanda susitiks su Maskvos CSKA. Kova dėl pirmosios vietos. Ta transliacija prasidės lygiai 18 val. 100 sekundžių iki Kauno Žalgirio 5-osios pergalės iki sezoninėse rungtynėse. Perima kamuolį Vytenis Lipkevičius, 3-2 Lavrinovičiui. Marko Popovičius stovėjo ties tritaškių, bet jau jėgų nebeužteko Kšištofui Lavrinovičiui numesti kamuolį į tą reikiamą vietą, kur stovėjo gynėjas. Čia Onas Trautmanas. Šiandien prametęs 4 dvitaškius, pelno 6 tašką. Ir prasideda paskutinė kėlinio minutė. Na, čia vėl tokios klaidos, kurios leido varžovams kontratakuoti, nors ir pastarieji taip pat padovanojo kamuolį svečiams. Ir vėlgi, žvelgiant į bendrą rezultatą, iš tikrųjų gynyba Kauno Žalgirio buvo geresnė nei vakar dienos rungtynėse ir 58 praleisti taškai per 4 kėlinius nėra daug ir aišku, jog išvadas tiek krepšininkai, tiek treneriai pasidarys po šio turnyro. Kaip minėjau, jau kitą savaitę laukia LKL pirmenybių pradžia, rungtynės Pajūryje su Palanga. Po to dar paskutinė galimybė pasiruošti Eurolygai ir vieningai lygai kitą savaitgalį Rusijoje. Čia beliko sužinoti galutinį rezultatą. Marko Popovičius meta dar iš toli, nepataiko, 74-58. Kauno Žalgirio komanda užima 3-ąją vietą Beko taurės turnyre. Ir 18 val. Kviečiame visus įsijungti LRT televiziją, stebėsime jau finalą. Kovą dėl Beko taurės. Likite su LRT televizija.